Labą, bičiuliai. Noriu pakalbėti apie galastuvus. Šiaip labai daug žmonių domina tema, su kuo dasiaštrinti, kuo geriau rankinių būdų peilius. Ir tai, kai sakau, niekada nepadarysim mes rankinių būdų taip, kaip padarau aš profesionaliai galasdamas su staklėmis ir atitinkamais deimantais, akmenimis ir atitinkamomis žiniomis, bet rankinių mes būdų galime sukurti labai gerą rezultatą, sakėjom, peiliam paprastesniem ir va taip iki 60 Hz, sakyčiau, nes kas aukščiau jau reikia to tobulumo, pradėti ieškoti jau reikia rimčiau daryti. Jau labiau siūlau profesionalų galandinimą tik. Arba pagalandus profesionaliai, ten kažkiek dasiaštrinti galim su atitinkamais akmenim arba keramika. Šitas galastuvas yra, jie jau baigėsi pas mane, sakau, keli belikė, bet gal kad nors turėsiu. Darau bendrą video tokį, kad visiems žmonėms suprasti, matyti. Ir čia yra 400 ir 600 gritų deimantas, kuris savo darbą daro agresyviai. Ir jeigu mes ant tų, kaip vadinu, paprastesnių virtuvės peilių, ant medžioklinių, ypatingai medžioklinių, net oranžinė spalva yra tam skirta, ant žvejybinių, ant lenktinių peilių, sukursime atitinkamus mikroraštus, tai peilis dirbs savo darbą ir greitai, ir gerai. Vis dėlto galandinimas bele kaip nereiškia, kad peilį pagalasti. Turi būti atitinkami mostai, atitinkamas kampas. Mikroraštai, kada peilis nėra labai kietas ir jis nesigalanda profesionaliai ant staklių, mikroraštai kartais yra svarbiau negu kad pats kampas. Tai va, įsivaizduokam, kai mikropjūklą turite su dantukais mikro tokiais ir pjaunate viską, tai viskas gerai. Bet jeigu jūs tą pjūklą turėsite be dantukų, ten tik tai jis nepjaus, o jeigu pjaus, jis labai neilgai laikys. Tai mes padarykim šiokį tokį bandymą. Turėsime lenktinį peilį, aš esu rodęs kažkada, daręs šitą bandymą. Ir bandysim dar kartą pakartoti. Peiliukas yra vidutiniškai aštrus. Savo popierių pjauna, neturi jokio profesionalaus galandinimo, bet popierių kažkiek pjauna. Ir mes bandom tokį turiu daiktą, bandysim jį atšipinti. Dar nelabai. Matai, kur dėdė? Žiūrėk, brak. Nėra visai prastas tas peilis, žinokit. Jis į metalą jį pjauna. Nu, pažiūrėkim, kaip dabar. Ar mes jau... Bet jau po metalo popieriaus nebepjauna. Visiškai. Ašmuo blizga, bele kaip. Ir mes dabar padarom tokį, kaip sakau, parodymą, kaip tiksliai reikia galasti mažus lenktinius peilius, kurie dirba atbulinę tvarką pjaunama, su kuriais drožiame, su kuriais lupame viską, darome taip, kurių niekada nestumėm į priekį. Tai mes turim sukurti eglutės formos mikroraštą, kurį mes sukursime taip. Peilį dedame taip. Kampai apytiksliai tokie, medžiokliniam tokie, vienas tai jau daugiau pavirti, nesitenkim peilių užgudyti, nesitenkim visiškai kažkaip sukelti, tai yra va toks kampukas. Ir mes darom, kaip jaunam drožiam, ne taip kažkaip, ne bele kaip, nes kiekvienas tas judesys yra labai svarbus sukurti tinkamos krypties mikroraštam. Tai mes tokiu atveju pasimam peilį, dedam taip ir praeinam taip. Apsiverčiam peilį, vėl dedam prie rankenos, irgi panašus kampukas
ir grįžtame taip. Kaip pjaunam, ant savęs pjaunam, mes turim įstrižai pereiti visą galąstuvą. Tai vėl dedam taip į priekį, dedam taip atgal. Taip į priekį, taip atgal. Nu, žiūrėkit, vis dėlto pabandykim dabar papjauti. Matau, labai nedaug čia yra galąstų. Tai akivaizdžiai parodo, kaip šitas galandimo principas ir šitas galąstuvas, va tie deimantiniai galąstuvai, labai greitai, tvarkingai pagalanda peilį. Jeigu jūsų peilis bus kažkur gavęs kaulų, kažkur atšipęs, taip. Jeigu peilis labai seniai negalastas, visiškai bukas, tai mes tuo kampu, kai pasiruošiam, taip, mes galime gražiai pasiploninti ašmenį šiek tiek. Iš tos pusės pasiploninti ašmenį šiek tiek taip pat įstrižai. Ir galutiniam variantui vis tiek išsilyginti, tiek tikslius mikroraštus padaryti, mes turime taip. Jeigu jau peilis yra labai atšipęs jūsų. Ir tada mes pasiimam pjaut. Aišku, nėra profesionalus galandimas, kaip ten kažkaip, bet jis dirba. Jis jau turi savo mikroraštus, jis gražiai pjausto. Ačiū už dėmesį ir iki bičiuliai.